Čia turim situaciją, kurioje yra sugedęs Danfoss šilmokaitis XB20 tipo, kuris buvo 25 pajungimais. Matom, jisai prakiūręs, reiškia, ir leido vandenį. Labai gerai matosi tekėjimo, surūdyjimo dalis. Tai va, ir mes jį norim pakeisti į kito gamintojo šilmokaitį, bet jo dydis netitinka, nes Danfoss jau tokio tipo šilmokaičių negamina. Ir reiškia, jų skylės vertikaliai atitinka, o horizontaliai matosi, kad XB20 šilmokaitis yra aukštesnis negu naujasis, į kurį keisime. Todėl šilumos punkte reikia kilstelti 6 cm ant stovo pakelimą padaryti naujam šilmokaičiui. Ir tada galima, panaudojus gofruotos nerūdijančio plieno adapterius, padaryti, kad pasijungtų be jokių virinimų ar kitų sudėtingų darbų, pajungti į tą pačią vietą, nes šilmokaičio gylis su adapteriais bus to pačio dydžio, kaip matome. Tai va, tai tik tai šitoj vietoj gaunasi, kad bus adapteris išlenktas pagal tą formą, kad atitiktų prie senų pajungimų. Tai va, tiek.